Jei tūlo lietuvio paklaustume, ar Vilnius lietuviškas miestas, dauguma nė nemirktelėję atšautų. Žinoma, tai aišku jau nuo Gedimino laikų. Tuo tarpu filmo Papūga kalbanti idiš herojai apie jokius lietuvius net neužsimena. Jie ginčijasi kam, žydams ar lenkams priklauso Vilnio. И мне даже дивно, что над городом стоят 3 белых креста, а не шестиконечная звезда Давида. 3 каменных креста над городом, проша пана, поставлены для того, чтобы напомнить, как вас, язычников, обращали в христианскую веру. А мы единого Бога нашего уже имели за 1000 лет до того. Не хочу слушать, то не для моих нервов. О, если послушать вас, таки выходит, что Вильно ваш город. Очень интересно. А если вас послушать, то можно подумать, что это ваш город. Ну так как по-вашему, чей же это город? А я пана спрашиваю, чей это город? Taigi Lietuva. Lietuva ir Vilnius, arba kur prasideda ir baigėsi lietuviškasis Vilnius. O gal nesibaigia? Viskas čia yra dėl lietuvių požiūrį į Vilnių. Jis yra toks 2 kraštutinumai. Arba Vilnius buvo visą laiką lietuviškas, su sukilėliais 19 amžiaus, su Emilija Pliaterytė, su Adomu Mickevičium, ir tik tai toks okupantas kaip Pilsudskis jį sulenkina. O kita šio stereotipo versija yra, kad Vilnius yra nuo išdaviko Jogailos sulenkins. Tai yra keliais šimtais metų anksčiau. Ir tada lietuvybės Vilniuje nėra. Jau nuo 15, galim sakyti, amžiaus, nuo Vytauto laikų. Po Vytauto laikų jau ir pasibaigė Lietuvoje. Taip lieka Gedimino Vilnius ir Šlapelių Vilnius. Vilnius gyvavo, žinoma, gerokai anksčiau nei apie jį pranešta pasauliui. O pilį pastatė dar Gedimino tėvas. Sostinės vardas, legenda ir istorija liudija Vilnių buvus lietuvišku miestu, kas išskiria jį iš kitų šio regiono sostinių bei miestų. Talinas, Ryga, Karaliaučius ar Klaipėda buvo kolonistų, ordino įkurti miestai. Vilnius atvirkščiai buvo priešingybė, nes jis tapo užkarda, atsaku svetimšalių įsiveržimams. Tai buvo vietos gyventojų forpostas. Taigi pirmiausia, pamėginkime prisijaukinti Vilnių tokį, koks jis buvo, ir ten, kur jis įkurtas. Tai ilgamečiais ir sistemingais archeologiniais kasinėjimais įrodė daktaras Gediminas Vaitkevičius. Bet jau lietuviai negali įsivaizduoti kaip nors kitaip, kad tas gražusis Vilnius, kuriame yra bažnyčių bokštai, Vilniaus universiteto ansamblis, kad čia Vilniaus Gedimino laikais nebuvo. Vilniaus pradžios yra visai kitur, jos yra ten, kur krūmai, kas yra dalyvavę dainų šventėse, žino, Kalnų parko, estrada. Tai iškart įsivaizduos, o ten buvo Vilnius. Tada Vilnius susidėjo iš tokių dalių. Tai yra aukštutinė pilis, ten kur Gedimino bokštas, žemutinė pilis, irgi daugmaž įsivaizduojam, kur žemutinė pilis. Ir iš trečiosios pilies arba įtvirtinto miesto, kuri kartais vadinama Kreivoji pilis. Tai štai šita pilis arba įtvirtintas miestas, jis buvo Kalnų parke, ten kur 3 kryžių kalnas. Paprastai mes didžiuojamės Gedimino laiškais ir Gedimino išmintingą politiką kviestis į talką Lietuvos kūrybai ir Vilniaus kūrybai, užsienio pirklius ir amatininkus. Tai štai, šitos programos rezultatas yra gal jis paprastesnis, netoks įspūdingas, dėl to, kad seniausia Vilniaus priemiestį sudaro vadinamosis Civitas Rutenica lotyniškai. Rusėnų miestas. Tai kurgi Gedimino mieste buvo įsikūrę lietuviai? Pasak istorikų, tuometis valdantysis elitas, valdovas ir jo pavaldiniai kaip tik ir buvo įsikūrę aukštutinėje ir žemutinėje pilyse, Kreivosios pilies įtvirtinimuose ir Papilio mieste. Tai buvo viduramžių miesto širdis, o kur driekėsi priemiesčiai? Jei nuo katedros aikštės žvelgsime į šiandieninę Pilies gatvę, tai į kairę link Užupio, kur stovi Onos bažnyčia, Stūkso stačiatikių soboras, Švenčiausios Dievo motinos cerkvė, plytėjo Rusėnų miestas. Kaip tik ten ateina kelias iš Polocko. Ten, kur ateina kelias į Vilnių iš Rygos, per Žaliąjį tiltą ir eina link Rotušės dabar,
tuo metu Rotušės dar nėra, ten kūrėsi, kur Vokiečių gatvė, kūrėsi Vokiečių priemiestis. Štai tokia Vilniaus schema, kuri, man atrodo, yra be galo įdomi, rodo, kad Vilnius nuo pat pradžių, nuo didžiųjų kunigaikščių laikų, kūrėsi kaip imperijos sostinė, metropolis. Jei Gedimino laiškus laikytume Vilniaus metrikais ar gimimo liudijimu, tai juose aiškiai įrašytos garantijos svetimtaučiams gerbti jų turtą ir tikėjimą. O tai savaime reiškia Gediminą buvus europietiškiausių merų ir linkėjų sostiniai daugiataučio miesto šlovės. Ji ir pildėsi. O kuo toliau, tuo mes matom dar margesnį vaizdą. Vytautas atsikelia iš pietinių erdvių užimtos valstybės karaimus ir totorius. Vadinasi, šalia rusėnų stačiatikių, vokiečių katalikų, lietuvių pagonių atsiranda dar 2 tikybų žmonės. Tai jau Vytauto laikais 5 turim. O dabar pajudėjus į 16 amžių, kada katalikybei, vakarų krikščionybei įsižiebė reformacijos gaisrai, gal taip galim pasakyti, atsiranda dar 3 reformatoriškos religijos. Liuteronai, kalvinistai ir antitrinitoriai. Stačiatikybė rytų krikščionybė atsiranda dar unitai arba graikai katalikai. Vėliau dar sentikiai atsiranda. Vytautui valdant pradėjo rastis ir pirmosios žydų bendruomenės. Ilgainiui Vilniuje sukūrė ištisą jidiš pasaulį su savo kalba, išminčiais, dvasiniais ir mokslo centrais. Bet tai jau vėliau, o 16 amžiuje jie vieni iš 10 religinių konfesijų, taikiai gyvenančių senojoje sostinėje. 16 amžiaus Europą, kuomet ją simbolizuoja Švento Baltramiejaus nakties skerdynės Paryžiuje 1572 metais. Mes turime 10 konfesijų. Vilnius yra nesulyginama sostinė šiuo požiūriu, kuomet visa Europa bando visaip kitaip vieni kitus prismaugt, primest tikėjimą. Beje, tuo metu, kai religinė nesantaika krauju nudažė Paryžiaus gatves, karaimų išminčius teologas Izaokas Trakiškis Lietuvoje rašo tekstus apie skirtingų tikybų tarpusavio pakantumą. Vienus pirmųjų tolerancijos tekstų Europoje. Vilniuje reziduoja 2 krikščionių aukštieji dvasininkai. Lotyniškam miestui vadovauja katalikų vyskupas, rusėniškajame reziduoja stačiatikių metropolitas. Praėjus 100 metų nuo krikšto, Lietuva ir Vilnius, jei netampa vakarų civilizacijos dalimi, tai gerokai prie jos priartėja. Krikštą priimam 1387 metais, staigiai Vytautas įsisavina gotiką. Po 100 metų jau turime gausybę europinės kultūros dalykų. Turim Šventos Onos bažnyčią, šedevras gotikos. Turime Lietuvos statutus, teisę. Žodžiu, mes esam padarę tą, ką profesorius Gudavičius vadina civilizacinių šuolių. Kultūros europėjimą liudija pirmoji knyga Gdanske įspausdinta Martyno Rodomiečio agenda, skirta Vilniečio evangelizavimui. Raštinių tinklo plitimas, pirmųjų teisynų statutų pasirodymas, Lietuvos metrika. Tai parengė kraštą Renesanso epochai, o sykiu ir reformacijos bei kontrreformacijos kovai. Ir štai Žygimanto Augusto mama 16 amžiaus pradžioje iš Italijos atneša Italijos kaip Renesanso tėvynės dvasią. Nuo rafinuočiausių šokių iki šakutės. Sykiu su Renesansu paplinta ir reformacijos idėjos. Martyno Liuterio reikalavimas bažnyčiai susigrąžinti prarastą skaistumą ir biblinį paprastumą. Aistringais reformacijos rėmėjais tampa ir garsi Radvilų giminė. Bona Sforza pažada remti Abraomą Kulvietį, sumaniusi visą švietimo sistemą lietuvių kalba, bet dėl prasidėjusios reakcijos karalienė Bona savo pažado netesi. Tačiau ji iš esmės modernizuoja ūkį įvykdydama valakų reformą. Vilniaus valdovų rūmuose suklesti menai ir dvaro etiketas. Visame mieste gausėja užsakymų amatininkams ir meistrams, daugėja duonos, ima stigti žaidimų. Pirmaisiais viešais miesto renginiais galime laikyti Lietuvos globėjo ir karaliaus Kazimiero paskelbimo šventuoju iškilmes. Ši tradicija, jau virtusi kaziuko mūke, iš baroko pasiekė ir mūsų dienas. Beje, Kazimiero beatifikavimas pasitarnavo ir kontrreformacijos judėjimui, kurio smogiamoji jėga buvo jėzuitai. Vilniuje įsteigė kolegiją Vilniaus universiteto pirmtake. Prasideda universiteto kūrimas. Paprastai sakau, 200 metų tapęs ryčiausiu Europos universitetu.
Tai yra įspūdinga rolė. Vilniaus universitetas yra, vadinkime, kaip nuo seno sakoma, šviesas skleidžiantis į plačiausias LDK ir po to abiejų tautų respublikos erdves. Tuo metu universitetų nebuvo ne tik Rusijoje, bet ir Graikijoje ar šiandien klestinčioje Norvegijoje ir Suomijoje, nekalbant jau apie didžiulę rytų Europos erdvę. Šios aukštosios mokyklos absolventai ir profesoriai tapo tarptautinio masto šviesuliais. Poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus buvo vainikuotas Romos popiežiaus laurų vainiku, o jo 3 lyrikos knygos Europoje leistos net 60 kartų. Martyno Smigleckio logika leista ir naudota ir Sorbonoje, ir Oksforde. Universiteto observatorija modernumu rungėsi su Greenwicho dangaus kūnų regykla. Kazimiero Semenavičiaus didysis artilerijos menas 150 metų laikytas pagrindiniu artilerijos vadovėliu visoje Europoje. O universiteto auklėtinis Andrius Rudamina krikščionišką misiją įkūrė net Kinijoje ir išvertė į kinų kalbą kelis traktatus. Bet grįžkime prie baroko, kurio įstabių pavyzdžių rasime ir universiteto ansamblyje. Tai Jono Kristupo Glaubico šedevras Šventų Jonų bažnyčios fasadas. Šio meistro minčiai priklauso dauguma išlakių Vilniaus baroko kūrinių. Ir projektavo jis visoms konfesijoms – stačiatikiams, katalikams, žydams, protestantams. Beje, šio architektūros didmeistrio kūrinių galima rasti visose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse, bet įspūdingiausias jų kiekis ir išdėstymas Vilniuje. Užsieniečiai, kurie atvyksta, stebėdavosi, kuom būtent barokiniais Vilniaus bokštais. Ir barokinė architektūra buvo Lietuvos išskirtinumo ženklas. Jis skiriasi ir nuo Latvijos, Estijos, ir natūralu nuo Rusijos erdvės. Tai štai barokinės Vilnius su didžiosiomis panoramomis iš įvairių pusių, amfiteatre, su aukščiausiomis vertikalėmis, kaip Šventų Jonų bažnyčios bokštas, su rafinuočiausia architektūra, kurią kūrė Jonas Kristupas Glaubicas. Mano įsitikinimu, tai yra genijus. Vilniaus baroko mokyklos tėvo Jono Kristupo Glaubico talentas lėmė, kad barokas tapo sostinės vizitinė kortele. Beje, šis stilius mūsų žemėse tai ryčiausias barokas, o iš Italijos jis atkeliavo beveik nevėluodamas. Jeigu krikščionybė pas mus vėlavo 1000 metų, jeigu gotika kelis šimtus, renesansas, irgi, sakykime, 100 ar 2 net, jeigu su Italija lyginsim, tai barokas beveik nevėluoja. Romos Jėzaus širdies bažnyčia pastatyta 1584-aisiais. Jos kopija Radvilų dvare Nesvyžiuje vos už 2 metų. Taip nutiko todėl, kad Radvila Našlaitėlis iš protestanto atsivertęs į kataliką ir išpirkdamas visos giminės kaltes leidosi į piligriminį žygį Palestinon. O pakeliui susižavėjo naujojo Italijos stiliumi ir tokią pat modernybę nutarė pastatyti savo tėvonijoje. Beje, iš tos pačios kelionės žygeivis parsivežė ir kavos, kuri dvare buvo įvertinta kaip ypač bjaurus gėrimas. Baroko architektūra simbolizavo kitokią, atnaujintą ir pakeistą katalikybę. Beje, sykiu su architektūra plinta ir visa šio stiliaus kultūra. Tuo metu suklesti ir valdovų rūmai. Apskritai Vilnius yra iš tikrųjų nepaprastai kylantis ir civilizacinę pažangą darantis miestas, o tuo pačiu tokią pažangą darančios šalies sostinė. Netgi iki to, kad mes turim operą. Berods 1636 metais. Tai vadinasi, neypatingai vėluojant nuo Paryžiaus operos, jau yra statoma opera. Paradoksalu, bet barokas lydėjo ir liūdniausią Vilniaus istorijos tarpsnį pramintą tvanu. Kai pirmą kartą 17 amžiaus viduryje Rusijos caro Aleksejaus Michailovičiaus armija užėmė ir nusiaubė Vilnių. Šiaurės karo metu per Vilnių žygiavo ir švedų, ir rusų kariuomenės, miestas tapo poligonu. Prasidėjo maro epidemijos. Dėl šių priežasčių gyventojų sumažėjo beveik perpus. Keitėsi ir jų tautinė sudėtis. Miestuose ir miesteliuose ėmė dominuoti žydai. Visgi, abiejų tautų respublikai ir po šių nelaimių pakako jėgų suvokti, kad kraštui reikia reformų. Ir atsirado norinčių ją vykdyti pažangių žmonių. Tarp jų ir Vilniaus katedros architektas Laurynas Gucevičius, gegužės 3-osios konstitucijos signataras. Mes patys nenaikinom savo valstybės. 18 amžiaus pabaigos reformos parodė, kad būtų pakankamai jėgų, kurios suvokė, kada reikia jau blogai valstybei, kokias reformas daryti. Vykdom gegužės konstitucinę reformą, kuriam konstituciją, kur yra pirma rašytinė konstitucija Europoje, keliais mėnesiais pralenkusi
Prancūzijos konstitucija ir tik keleriais metais nusileidžianti Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijai. Iki abiejų tautų respublikos padalijimo ir daug vėliau carinės okupacijos laikais per 1831 ir 1863 metų sukilimus lietuviai ir lenkai ėjo petys petin. Kartu kovojo, kartu ir žuvo. Siekė tų pačių idealų, o juos skelbė abiems tautoms savi pranašai, kad ir Adomas Mickevičius. Ar tuo metu lenkiškai kalbėję lietuviai buvo ne lietuviai? Ar Vilnius buvo polonizuotas? Kažkurio momentu Lietuvagi pati pasirinko lenkų kalbą. O dentoj baroko epochoje Seimas priėmė sprendimą, kad raštvedyba bus nuo šiol vedama ne rusėnų kalba, o lenkų kalba. Tai štai lenkų kalba tapo tą, ką vadinama lingva franca, bendrinė kultūros kalba. Aš negaliu pavadinti to, kas įvyko Lietuvoje polonizacija, nes lenkai nieko nevertė. Lenkų kalba ėjo pati. Lenkų kalba neišstūmė lietuvių raštijos, nes jos buvo tiek mažai, kad nėra ką kaltinti. Kad mes nemokėjom rašyti pakankamai plačiai lietuviškai, tai gal yra mūsų bėda, kad mes neugdėm, neišugdėm. O tiksliau sakant, nėra ką kaltinti irgi. Nesuspėjom išugdyti iki reformacijos plačios lietuviškos raštijos. Lietuvių inteligentų veikimas Vilniuje pasireiškė 20-ojo amžiaus pradžioje. Po 20 metų sostinė tapo ne mūsų, bet ką reiškia mūsų, įvertinant visą čia papasakotą istoriją. Iki 39-ųjų, kai Vilnius vėl prišlietas prie Lietuvos, kraštas išties buvo stipriai polonizuojamas, o Kauno Lietuvoje užaugo ištisa jaunimo karta skanduojanti "Mes be Vilniaus nenurimsim", bet Vilniaus nemačiusi. Tai išugdė ir šiandien veikiančią priešpriešą. Mes esame išauklėti iš senelių pasakojimų. O senelių pasakojimai labai dažnai sociologai pripažįsta, yra svarbesnis dalykas negu mokykliniai vadovėliai. O seneliai ką prisimena? Prisimena, kad broliai lenkai buvo nelabai broliai. Broliai lenkai buvo pasirinkę liniją, kad reikia imti tiek, kiek galima sulenkinti. Yra pagrindas. Pokariu į Vilnių patraukė aplinkinių kaimų gyventojai. Tai buvo baltarusiai, lietuviai ir iš tolimųjų kraštų atsikėlę rusai. Nereikia pamiršti, kad mieste buvo sunaikinta 94% žydų. Daugybė lenkų po karo repatrijavo į Lenkiją. Vilniaus sudėtis pasikeitė, senųjų gyventojų beliko saujelė. Sovietiniais laikais visa istorija užmiršta. Lietuvos didžioji kunigaikštija kaip tokia laikoma turbūt istorinio nesusipratimu, kenkusių galbūt Maskvai. Visa tai yra tolima praeitis. O šviesi dabartinė tautų draugystės atmosferoje mes ką darome? Lietuvaičiai iš aplinkinių kaimų suvažiuoja į Vilnių, nelabai suvokdami, į kurie čia atvažiavo. Ideologai puikiai suvokė, kad Vilnius buvo pagrindinis ilgai Maskvos konkurentas. Ilgai. Ne vienas tokios sostinė tarp 15 sovietinių respublikų niekada Maskvai nevaidino. O Vilnius 14, 15, 16, 17 amžiai ir netgi 18. Gali sakyti, per visą LDK laikotarpį Maskvai yra konkurentas į tas erdves, kurias pretenduoja ir Maskva. Dorai pažinti Vilnių turėjome tik pastaruosius nepriklausomybės dešimtmečius. Per juos ėmėme jausti miesto daugiasluoksniškumą, jo mistiką ir aurą. Metas susigrąžinti ir materiją, pradedant Oginskio polonezu ir baigiant materialiąją kultūrą. Mums reikia susigrąžinti savo Lietuvos didžiosios kunigaikštijos literatūrinę tradiciją, ne tik lenkų kalba, visom kalbom, lotynų kalba, rusėnų kalba, žydų kalba. Į rusėnų kalbą kokie vertimai eina. Iš įvairiausių kalbų, iš hebrajų, logika verčiama. Mes turim įspūdingą raštijos įvairiom kalbom paletę. O mes esam susisiaurinę į tokios kruopelytės ir matom tik tai tautinio atgimimo sukurtą literatūrą. Regis nauja istorikų karta, suvokianti sostinę visą jos apimtimi, jau užaugo ir ima veikti. Jaunas istorikas Karolis Kučiauskas
taip sugebėjo įsigilinti Vilnių, kad sugeba jau šiuolaikiniam technologijom gretinti senasias archyvinės nuotraukos ir šiuolaikinės nuotraukos ir taip parodyti dingusi Vilnių. Ir dingusi neseniai visai. Pokarį. Po Antrojo pasaulinio karo. Na ką tai rodo? Tai rodo visų pirma tai, kad Vilnius tampa vis brangesniu. Kad kiekvienas sunykęs klodas jau yra svarbus. Man kartais atrodo, kad užtenka tas netektis įvardinti ir tai jau yra daug. Vilnius yra staugė savo šlovę, kaip žinia, geležinis vilkas. Gediminas taip sapnavo, Lizdeikis išaiškina, kad tai reiškia, kad Vilniaus šlovėjas per pasaulį. Tai dabar galim pasakyti, kad ėjo ne tik šlovė, o ėjo labai konkretus poveikis. Visai neseniai buvau konferencijoje, kurioje vienas lenkų istorikas taip pasakė. Na, iš abiejų tautų respublikų, jis turėjo galvoj Lenkiją, Lietuvą, po Liublino unijos, kurių dvi sostinės tebėra tada, Krokova ir Vilnius. Iš tos valstybės jį davė pasauliui 5 valstybės. Tai yra Lenkija, Lietuva, Ukraina, Baltarusija ir Izraelį.